Sveiki bičiuliai, 11.11 išpardavimas AliExpress'e. Kaip matot, nuolaidos bus neprastos šiais metais, na ir perkant už 20, sakysime, eurų, 4 eurai nuolaida iš karto, pritaikoma krepšelė, na ir dar yra papildomų kuponų kodų. Ir paliksiu papildomų kuponų kodų apačioje aprašyme, pasižiūrėkit po šiuo video. Iš karto negaištam laiko ir pradedam. Taigi, pirmiausias produktas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra softšelinės kelnės, superinės kelnės, sakysim, Lietuvos sąlygom, priklausomai vėlgi nuo individualių savybių kiekvieno meškeriotojo, bet, sakysim, iki nulio, mano nuomonė, galima su šitomis žvejot, jeigu yra judama kažkiek, jeigu tenais nejudama, tai gali būti reikėti prie nulio žvejojant ir kokių apatinių kelnių, bet vėlgi tenais su plonomis merino vilnos kelnaitėmis, apatinėmis ir šitomis ant viršaus turėtų būti galima žvejoti ir iki -10, kaip sakau, priklausys nuo kiekvieno meškeriotojo. Čia dydžiai yra kiniški, aš savo perku 3X ir mano ūgis 1,83, 85 kg. Tai va, šitai krepšelė, superinės kelnės, bičiuliai, keletą metų naudoju, išbandykit ir jūs, tikrai patiks. Už tokią kainą, už jokią kainą, atvirai sakant, geriau nieko neradau. Kitas dalykas, kaip sako, ruošk ratus vasarą arba žiemą, o slides vasarą, ar ne? Taigi čia yra vasarai skirtas bliuzonas su gobtuvu. Na ir su tokiu tikrai nenudegsit nei sprando, nei kaklo ir čia, kaip matot, yra reitingas UPF 50. Vėlgi, čia dydžiai yra geri, sakysim, amerikietiški, taigi aš savo pirksiu šiek tiek didesnį XL ir kokios nors šviesios spalvos, pavyzdžiui, šitą. Vėlgi, šitas produktas yra labai geras, nes jis turi labai technišką, sakysim, kvėpavimą padarytą, turi tokį tinkliuką šonuose po pažastim. Ir jeigu aš atidaryčiau Amazoną, toks pat produktas, arba reiktų gal atidaryti kitą šito Bassdash'o, bet esmė, kad tas pats produktas Bassdash'o Amazone turi labai daug atsiliepimų gerų. Taigi čia ne mano išmislas, kad produktas yra geras. Išbandykit, būtinai pasirūpinkit aprangą vasarai. Vėlgi yra logotipai, man galėtų jų nebūti, bet šitas netrodo blogai, atvirai sakant. Tai va, šitą dedam XL, krepšelį, judam tolyn. Kitas dalykas tai yra pirštinės. Šitas, sakyčiau, iki 0, iki plus ten kelių galima drąsiai naudot ir jos yra gana plonos, tvirtos, naudoju keletą metų ir tiesiog, sakau, labai patogios, galima net valas susirišti esant reikalui. Jos nėra neperšlampančios, o kai peršlampa, tada tiesiog išgrėži, įsidedi tas pirštinės į kišenes arba užsidedi ant rankų ir rankas į kišenes ir sušyla ir tada vėl viskas jaučiasi komfortiškai. Tik tai iškart pasakysiu, nepirkit šitų, kur su užtrauktukais, pirkit geriau su lipduku, daug patogiau, paprasčiau ir taip toliau. Dydžiai yra teisingi, bet apačioje yra instrukcijos paaiškintos, kaip išsimatuokit, pasižiūrėkit, aš tau perku visada L. Judam tolyn. Kitas dalykas tai yra meškerėms skirti dėkliukai. Sakysim, nenorit meškerės dėti ar ne ant žemės purvinos, tai va, užsideda tokį ant diržiuko ir meškerė saugiai užfiksuojama ant jo. Taigi superinis dalykas, tikrai turėkit, ypač jeigu braido, tai 100% reikia šitą turėti. Judam tolyn. Kitas dalykas tai yra matrasiukas, matukas, pagalvėlę žuviai išmatuot ir atkabint kompaktiškas superinės kokybės su karabinukais. Kaip matot, yra vertikalė, pridėti tiksliai žuvies galvai, kai matuosit, ilgis iki 1,30 cm, taigi didelę žuvį galėsit matuoti, na ir viskam tiks ešeriui, lydekai, šapalui, starkui ir taip toliau. Taigi krepšelė. Judam toliau. Čia turim dėklas, superinis dėklas meškerėm. Naudoju jau virš metų šitos, tikrai superiniai. Viršutinė dalis yra, sakysim, sutvirtinta ir tenais yra anglinė, tarsi įmautė ir viršūnėlė su tokiu vat, jau dėklu niekada nesulaužysit. Superinis daiktas, yra 3 ilgiai. Tikrai kokybiškas produktas, viskas padaryta gerai. Turiu visą krūvą šitų ir nusipirksiu dar. Gerai, krepšelė, judam tolyn. Kitas aksesuaras žūkliai, tai yra mini svarstyklytės. Tuo atidarysiu čia, va čia šitoj nuotraukoje matosi, koks jų dydis, taigi
korpuso svarstyklių ilgis yra apie 6 cm, taigi yra kaip degtukų dėžutė. Na ir aš testavau jos pakankamai tikslios ir, sakysim, tikrai nusipirkit kokios ryškios spalvos, kad matytųsi, kur yra. Aš raudoną mėgstu pirkti, nes visada lengva atrasti ar dėžutėje, arba jeigu ant žemės kur nors pasidedi, tada nepamirši pasimti krepšelį. Geras dalykas. Kitas dalykas, jeigu esate rimtas žvejys, būtinai turėkite keletą galastuvėlių su savim. Tai va čia tokie yra iš Hirisi berods brando, taigi yra tokia įpjova, tai yra akmens pluošto, reiktų matyti sakyti, galastuvėliai ir tikrai veikia puikiai. Tai va, nusipirkit tokių, sakau, jeigu į žūklę rimtai žiūrite, kad turėtumėt visada aštrius kabliukus. Krepšelė, kitas smulkus aksesuaras, smulkmena, tai yra tokie silikoniniai ritinėliai valui. Yra 2 dydžiai, yra 6 cm skersmens ir 7. Esmė, kad ypač su storesniu valu, sakysim, kur ten nusiperka didesniem špulėm, tai jau nepatogu jį transportuoti, nes kur nors reikia atskiro vos nemaišo. tą storesnį fluorokarbonį valą galima ant tokių susivinioti ir šita silikonė dalis užsilenkia, na ir tas valas, sakysim, ypač fluorokarbonis storesnis, jisai nenusivinioja nuo tokio reikalo. Tai labai geras dalykas, tikrai išbandykit, aš nusipirksiu dar. Tolyn dabar prie masalų, ar ne? Apie masalus labai nesiplėsiu, tik keletą paminėsiu, nesenai atsiradęs masalas, tai yra kopija Crazy Fish, jeigu neklystu, bet šita yra žymiai geresnė už Crazy Fish, nes tai yra plaukiantis masalai. Priedo gaunat gražią dėžutę, bet čia yra plaukiantis masalai, taigi jie, sakysim, džihedą arba ten kokią kitą sistemėlę, jie pakels kabliuką. Kokybė yra nereali, šitų guma yra super minkšta, ir aš jau apgaudęs neblogai, jau sugavęs keletą šerių, ant šitos spalvikės, tepalo su geltona, keletą šerių, 3 ešerius, tokius didžiausius 47, 48 ir 48 cm, žodžiu, Unreal masaliukai, išbandykit, bičiuliai. Kitas masalas, apie kurį noriu pakalbėti, yra Cannibal Shadas, Savage Gear kopija. Kaip matot, nerealiai nuspalvinti masaliukai, ir jie man labai gerai pasiteisino, labai gražių starkių jau šiemet sugavau, lydeko, ešerių ir taip toliau. Žinoma, kadangi tos spalvos yra labai naglos tokios, tai jos nusitrina, ypač akytės nusitrina ten, sakysim, po 5-10 žuklių arba ten po 10 lydekų ir panašiai. Bet, sakysim, kaip jie veikia, kokį jie rollingą sugeba padaryti, vis tiek nesikeičia, tik spalva šiek tiek apsitrina. Vėlgi superiniai masalai, tikrai, kas žvejojat, didelės lydekas, starkius, visos spalvos yra geros, išbandykit dydžiai, tai 10,5 cm ir po to 8 cm masaliukai labai geri irgi. Arba bent jau man šitie labiausiai pasiteisinę buvo, judam tolyn. Kitas masalas yra už super kainą, visų gerai labai pažįstami Easy Shineriai. Tai čia yra Tsurinojos brando ir už tokią kainą, pavyzdžiui, 10 cm ar ne, 10 masaliukų, 2 eurai. Tai kokybė tikrai yra puikia, aš esu jau prisipirkęs šitų, ir matot patys, kiek jų parduota ir taip toliau. Gerai, šitos spalvos į krepšelį. Kitas masalas, apie kurį pakalbėsiu, tai yra jau kietas masalas, tai yra paviršinis masalas, tai yra Megabaso berods kopija, Hijackas ar kažkieno iš japonų, žodžiu. Tai yra toksai labai daug rollingo turintis masalas. Kaip jisai dirba, matot? Bet čia jį skandina, ta prasme, jį galima ir neskandinti, jeigu kotas laikomas aukštai. Tai dirba paviršium, lydekos eina iš proto. Tai išbandykit šitas. Spalvos visos yra geros, aš baltą labai gerai naudojau, gerai krepšelį. Judam toliau. Kitas masalas, vėlgi tai yra gana naujas, plaukiantis kirminukas, šita spalva bus geriausia. Kaip sakau, plaukia super tikrai ir minkšti, taip toliau. Išbandykit ešeriui, tai čia ešeriui bus pats tas dideliam, ypač didesniam krepšelį. Gerai, baigiam su masalais, dabar apie, sakysim, kabliukus, džihedus ir taip toliau. Tai yra už superinę kainą džihedai su mustad kabliukais. Šituos aš esu jau labai gerai išbandęs ir jūroje, ir didelių starkių sugavęs ir taip toliau. Tikrai geri kabliukai.
Tik tai, vat, nežinau, gali kai kam nepatikti, kad švino forma tai nėra apvali, tai yra tokia kaip regbio kamulio forma, bet aš atradau, kad tokia vat forma gerai yra, kai nori skandinti kur nors greičiau masalą, nes man pasirodė, kad skęsta greičiau. Bet kokia atveju už tokią kainą 10 hedų su puikiais kabliukais, čia aišku yra siuntimas, bet pirkit bičiuliai ne vieną pakelį, siuntimas tenais berods tada kombinuojasi. Tai va, tikrai superiniai kabliai, naudojau jau, nežinau, pusę metų gal šitos ar panašiai ir patenkintas labai gerai krepšelė. Judam toliau, kita smulkmena tai yra super kokybiški juodi suktukai. Tai vat ir labai tvirti suktukai, ypač, sakysim, kokį tenais mažesnį arba, sakyt, ne patį mažiausią, bet 9 mm 12, jau atidaryti su nagais jau reikia šiek tiek pasistengti, taigi nebus taip, kad prarasit masalą arba žuvį, kai segtukas atsiseka, su šitais nekartų dar taip nebuvo. Tai vat yra dydžių, pigumą, žodžiu, už tokią kainą 100 kokybiškų suktukų gaunu, tai yra nerealu. Gerai krepšelė. Kitas dalykas arba kita smulkmena, tai yra plonos vielos offsetiniai kabliukai. Superiniai kabliai laisvai lyginasi su japoniškais, iš to, ką aš bandžiau, iš to, ką aš testavau, tai va, lyginasi aštrumų ir tvirtumų vielos storių su, sakysim, dekojum, su gamakatsu, iš to, ką aš bandžiau, sakau, vat. O kaina yra teisinga. Yra pakankamai nemažai dydžių, taip pat, sakysim, nusiperkam trečiai krepšelį. Gerai, apie masalus pabaigiau, dabar apie valus, ar ne? Šiais metais labai gerų, sakysim, nuolaidų nėra valui. Keliems, vat, pavyzdžiui, šitas leidon yra tikrai neblogas 8 gyslų, gana tikslaus diametro, tvirtokas. Nėra antiekis geras kaip japoniškai, bet kaip matot, kaina irgi nėra tokia, nežinau, palyginus 6-4 kartai pigiau plus minus. Pavyzdžiui, šitą vat planiausią aš ir naudoju, sakysim, sterkams, visai jisai man veikia. Nusiskundimų kol kas nėra, sakau, gan tylus, apvalus ir taip toliau. Tai ką, šitą planiausią ir dedame krepšelį, išbandykit ir jūs, bičiuliai, jeigu bus noro. Kitas valas, apie kurį pakalbėsiu trumpai, yra šitas Tsurinoja. Bet šitas valiukas, tai mano nuomonė, jau konkuruoja su japoniškais, ten, sakysim, geriausiais japoniškais, arba tikrai jau geresniais, tikrai nepigiausiais, pavyzdžiui, su kokiu IGK X8 upgrade šitas, mano nuomonė, konkuruoja ir man šitas patinka labiau, sakykime, vien dėl to, kad jis nėra tiek kietas kaip tas IGK. Tvirtumas super, tarnauja ilgai, apvalus, slidus, stilus, žodžiu, superinis valas. Vėlgi nėra jau iš pačių pigiausių, bet vis tiek 2 kartus pigiau negu ten pirkti tą patį IGK, o šitas konkuruoja. Tai ką, dedam šitą vat PA06 į krepšelį ir judam toliau prie paskutinių kelių variantų. Tai vat apie rites šiek tiek pakalbėsiu, vat super ultralaitui arba ksului, sului, ului ir taip toliau. Žodžiu, superinės kaskingo ritelės. Tai vat galit rinktis arba šitą, tai yra Valiant Eagle, arba Kestrelė. Abi yra labai panašios, man atrodo, rėmas yra panašus, tik pas šitą Kestrelį yra rėmas gal geresnis, ten geresnės medžiagos, dar labiau išlengvintos ir perdavimas pas šitą yra didesnis negu pas Valiant Eagle. O šiaip labai panašios, na gal ten guolis dar skiriasi šiandien ar ten, bet kokiu atveju, sakau, ultralaitui, super ultralaitui, na, geresnių ričių, ten netgi už 2 didesnę kainą, kad būtų tokie svoriai, nerasit niekur. Reiktų bent kokius turbūt 6 kartus daugiau išleisti, kad svoris atitiktų kaip šitų. O vat čia naudojant 1, 2, 3, 4, 5 gramukus šitos ritelės jums suksis ir suksis. O jeigu naudosit sulų, iki ten gramo mėtysi, tai turbūt pražilsit, kol jas sudrošit, taip ūkiškai kalbant. Tai va, pasižiūrėkit į šitas, nors dabar aš vat nematau, kad nuolaidos būtų geros, bet bus geresnės kainos. Na ir bet kokiu atveju tos vat nuolaidos, kur, kaip matot, čia 4 eurai perkant už 20, čia jau gaunat 6, tai yra 12 eurų nuolaida, jeigu perkat šitą, tai va 52 eurai būtų.
O jei dar kažką susidėsit, kombinuosis ir panaudosit kuponų kodus, bus dar pigiau. Tai va, pasižiūrėkit ir šitas, aš va įsimesiu ir tą atsargai. Ir turbūt tiek. Dar priminsiu kartelį, nors jau minėjau, kad būtinai atkreipkite dėmesį į aprašyme paminėtus kuponų kodus, ten pateiksiu visą krūvą jų, arba tiek, kiek galėsiu surasti, galbūt ne visi jau veiks, kai jūs pamatysit šitą video, bet išbandykit keletą ir galbūt pavyks sutaupyti. Tai va, daug kalbėjau, tikiuosi bus šis video naudingas, įsigysit kažką gero ir dar gal pasakysiu prieš atsisveikindamas tokį dalyką, visada paskaitykit ir kitų pirkėjų aprašymus, paspaudę čia ant reviews ir pasižiūrėkit tas žvaigždutės, kiek tenais yra jų prie kiekvieno produkto ir tik tada įsigykit, netikėkit vien tik tai to, ką aš sakau. Nors ką aš sakau, aš pats tuo tikiu. Gerai, viskas. Dėkui, kad žiūrėjote ir susitiksim kitose laidose. Iki.